Taigi, labas rytas, bičiuliai. Sveiki sugrįžę į One One Customs kanalą ir kaip matote, už manęs tamsa. Kadangi yra ankstyvas rytas, dabar yra 3:30. Kur važiuoja šitas automobiliukas, viską pamatysite šiame video, taip kad neišjunkit ir žiūrėkit iki pat galo. Gal bus geras video, matysim. Važiuojam. Ir mes jau esame kolonėlėje šalia Kauno, nusipirkome vinietę, kad nebūtų problemų, kaip kad kažkurį kartą buvo. Ir dabar mes turime 927 km, 8 val. 26 minutės, tai 12 val. Būsim tenai. Kur tenai? Pamatysite, žiūrėdami video toliau. Taip kad sėdam už vairo ir lekiam. Ir paskui dar pamatysit, kas per traliukas. Biškį ima miegas, bet nieko. Kažkaip pratempsim. Jau 6. Mums liko 642 km. 642. Kažkaip ištempsim, dabar sustojam degaliniai, eisim kažkokią tais kavytę gal išgerti ar kažką tais. Va, mūsų sąstatas. Vežam golfelį su štai tokiu troliuku. Turbūt esat matę kažkur tais gal Lietuvoje važinėjantį. Gerai atrodo, ne? Dar dienos metu pafilmuosiu. Gal biškai gražiau atrodys, kai bus šviesu. Ką? Hello, motherfucker. Lenkai. Bonjour, sakai. Itališkai čia kaip reikia. Bonjour. Langelį. Nebent iš tų galvoju. Toks vailas man kaip vokiečiuose. Sako, kad mes vokiečiuose. Mes vokiečiuose? Nelabai. Audriu, tu vokiečiuose? Ne vokiečiuose, Vokietijoje. Audrius Vokietijoje. Esam 13 km nuo savo kelionės tikslo arba mažiau. Tai nuotaikos kol kas viskas okei. Bežiūrėsim. Ausis užgulę. Vežėsim, kai bus vietoj. Labai lekiam. Kokios ausis? Mano ausis. Kelionės tikslas pasiektas. Ir dabar esame kokie mieste čia? Gorclitz. Gorlic. Aušvicas. Žydus degina. Audrius prikolistas. Žodžiu, esam Gorlic mieste ir dabar lauksim žmogelio. Sulaukam žmogelio ir parodysim, kas čia vyksta ir kodėl mes čia esame.
automobiliukas, kurį mylėjau, laikiau 15 metų, turėjau, dirbau prie jo. Grįžo atgal į savo gimimo žemelę, kaip sakoma, į Vokietiją. Ir dabar džiaugsis kiti žmonės. Tai taip, kad yra parduotas. Ir dabar toliau bandysime kurti kažką naujo, gražesnio ir gal geresnio. Taip, kad šią liūdną gaida pabaigiu šitą video. O mes su Audrium grįžtam atgal į Lietuvą. Po biškį, 9 valandos kelio ir būsim vietoje. Šiam kartu tiek, čia kitų kartų. Iki.